Riverlandas unikalus projektas su belekiek savo privalumų. Ir vaikai čia pamiršta telefonus bei mėgaujasi vaikystę. Lauri, labas, metai laiko mes nesimatę. Kaip tau sekasi? Puikiai. Puikiai? Ką tu čia veiki? Ką darai? Leidžiu laivelius. Rodyk pavyzdį, kaip tu čia leidai. O pabandom nuo čia leisti? Taip. Pabandom? Taip. Gerai, aš dėsiu čia, gal jisai laikysis. Ir opapa. Tiesa, ne tik dėl kiemuose čiurlenančių upeliukų, kur su Lauriu šiandien plukdom laivelius, šis kvartalas vadinasi Riverland. Neris vos už 300 metrų. Tikrai puikiai vieta įsikurti visiems, kurie nori gyventi mieste, bet arčiau gamtos ir pavyzdžiui, kaip Lauris užsiimti karate. Mokusoje neatsimerkia. Os. Čia parodyti vienam ir kitam pagarbą. Visiems pagarbą. Gerai, tai parodom mūsų žiūrovam, gerai, ir busimiem Riverlando gyventojams pagarbą. Parodom. Mokusoje neatsimerkia. Os. Va taip. Matot, kokie kieti vaikai gyvena Riverlande ir laivelį padės išlankstyti ir kovos menų pamokys. Laurai, šiandieną mes susitikome prie vandens, prie tekančių upelių Riverlande. Ką žinai apie vandenį? Kad ten gyvena rykliai. Žinau, Ką dar? kad kai kurie, visi po vandeniu gyvenantys, jie miega, bet jie ne kažkaip nestovi vienoj vietoj, jie plaukia miegant. Kad tiek daug žinai apie vandenį, esi matęs plaukiančius laivus vandeniu? Esi matęs? Daug laivų? Esu pats plaukęs. Kad jau tiek daug Lauris žino apie vandenį, grįžkim prie unikalių kvartalų upeliukų ir paleiskim dar kelis laivelius. O tu turi nors vieną tatuiruotę? Tatuiruotę? Nu, žinok, neturiu, bet svajoju turėti tatuiruotę. O tu turėjau? Pitkiečiausias Vilniaus vaikas. Oba! Parodyk, ką mes čia turime. Sonikas. Čia Sonikas, o kaip čia, ko vardu, aš tai nežinau. Čia kumštė. Kumštė? Taip. Čia yra kumštė. Viskas, mes kaip kumštis, visi draugai esame, ar ne? Lauriuk. Lauri, ateik valgyti. Ate. Iš tiesų, kaip smagu turėti saugų kiemą su žaidimo aikštelėmis, kur gali žaisti, kol mama pakvies blynų. Visai kaip mano vaikystėj.